Galbūt klausimus reikia užmest akį. O, 8 update'ai. Skamba visai pozityviai. Šitaip. Sumažinkim. O vietų. Iškart man patinka, jeigu taip. Gudru. Respektas. Taip, ar galima naudojant forofą arba switch perrašyti tekstą iš galo? Forofas tai yra tiesiog pakeitimas elementaraus foro, tai kadangi turim pavyzdį su paprastu foru, tai logikoje niekas nesikeičia. Keičiasi tik tai būtent ta viena foro eilutė. Ane? Ten nelabai ką yra pažiūrėti, tiesą sakant. Nu, bet tarkim, užmeskim akį. Virtuals, nu, tarkim prie ND. Gal net reikėtų atskirai klausimam pavyzdžiam turėti atskirą failą. Gal, improvizuosim kol kas čia. O gal ne visgi, kad paskui nepasgailėtų, ne? Arba kaip tik pasgailėtų. QA, questions, answers. Ir čia jau bus D3. Trečia diena teoriškai, ne? Trečias raundas. Pirmas, antras buvo integruoti ten kažkur anapus. QA, D3. Šiaip D3 yra, D3.js, tiesą sakant. Yra kažkas kitko internete. Jeigu atmintis manęs dabar nepaveda, pagooglinkit. Gali būti, kad dalį jūsų patiks. Su sąlyga, jog atmintis manęs nepaveda. PM run D3. D3.js. ¿Por qué María? ¿Por qué María? Supratau. QA folders. Iš naujo. Run for your life. Gerai. Sako, atbulinis tekstas, ne? Tai jeigu mes turėjome atbulinio teksto versiją, kai buvo lety 0 į mažiau ten už ką ten bus const tekstas yra lygu pomidoras, tai reiškia, čia bus už teksto ilgį į ++, const, nes y, ne? Tai reiškia, teksto į toji poziciją ir tada sakom reverse tekstas yra konstruojamas ir galiausiai mes jį norėsim pasižiūrėti. Reverse tekstas. Ir, pala. No. What? Say what? JS folderis, kas čia vyksta? Matai, iš 2 kartų nepavyksta. Iš 2 kartų nepavyksta. Iš 3. Ne veltui 3 pirmadienis, ne? Tai taip ir turi būti. Yra logikos. Ir taip mes įrodėm, kad gyvenam matricoje. Tai tada, ką mes turime, reverse tekstas yra lygu simbolis plus reverse tekstas. Čia elementarusis ciklas. Tai jeigu mes
perrašytume į elementarųjį for offą, tai kas keičiasi? Keičiasi iš esmės tik tai šita viena eilutė. Algoritmas nesikeičia. Tai išmetam lauk. Of text. Viskas. Tiesiog sukeitėme ciklą vietomis. Esminės logikos nepakeičiama, ne? Variantas. Switcho nepanaudosi šitam variante. Arba jeigu būtų panaudojama, tai būtų kaip nors kreivai. Kas iš principo reiškia jo dalykus. Taip, šitą galim perkelt. Paaiškinti replace metodo parametrus skliausteliuose esančių logikos. Reikia išvalyti iš stringo skaičius C. Tai, kad išmestų visus didžitus, va šičia jisai ką naudoja, vat būtent va šita keista vieta, vadinasi regexpas arba regular expression. Arba tai yra dar vienu leveliu gilyn į programavimą. Tai savotiškai atskira mini kalba. Tokia šablonų, paternų paieškai iš esmės. Tai viską, ką jisai sako, jeigu norėsi replaisinti, ne, tai klausimas yra, ką reikia replaisinti, tai čia va tavo ieškomas dalykas. Ir sako, į ką keisinu, tai šituo atveju į tuščią tekstą. Tai tokiu būdu mes kažką tą, ką rasime, išmesime lauk iš esmės. Tai va, tik tai ką tas regexpas šitoje savo sintaksėje sako, tai viena vertus gale esantis gyja, kas reiškiasi žodis global, tai reiškiasi visame tekste ieškok, o va šį čia, laužtyniuose, 0-9 nurodo intervalą, imtinai. Tai reiškiasi visi simboliai nuo 0 iki 9 yra ieškomi, nesvarbu, kiek kartų jie kartosis tame tekste, visus juos surask ir pakeisk į tuščią tekstą, tokiu būdu išmesk lauk iš esmės. Tai va, regexpo šito vietoj paaiškinimas. Esminis atpažinimas, kaip žinoti, kada tas regexpas yra panaudotas. Jūs matysite va tuos pasvyrusius slešus priekį ir gale, nes iš principo čia atrodo tarsi būtų stringas. Tarsi. Bet nėra stringas. Nes nėra kabučio, ne, aplinkui jį. Tai va čia yra tas skiriamasis bruožas to regexpo išraiškos. Nes viena vertus tai nėra nei stringas, ne, pats iš savęs, nei jisai ten yra masyvas, nes techniškai ne tais masyvos simboliais prasideda, nei koks nors ten objektas, nei tuo labiau čia jis yra kažkoks skaičius. Tai va, tai tie slešai yra skiriamasis bruožas to regular expression. Tai artimiausiu metu jos smarkiai mokytis neverta. Nebent karts nuo karto užklysit, tai galit pasidomėti, ne? Turbūt blogiau nebus, bet šitą geriau atidėkite ateičiai, tų regexpų. Kodėl? Nes į juos lendant galima susigundyti, o pagunda gali jūs nuvesti klystkeliais ir blogi pranašai gali jūs netyčia apgauti. Tai Tiesiog nesinori, kad būtumėt suklaidinti tokios situacijos, kad, turbūt ten bus žiauriai paprasta ir man bus žymiai geriau. Ne, nebus geriau. Sugadins mąstymą. Artimiausiu metu. Gal vėliau. Po pusmečio, po metų, tada make sense būtų. Taip, ir galite paaiškinti reduce'ą. Tai va, tiesą sakant, reduce'as yra vienas iš tų arėjaus metodų, kurį dažniausiai savotiškai, bent jau visokie YouTube'ai, jeigu ieškosite tutorialų apie būtent tos 4 arėjaus metodus, 4 iš karto įvardėjau, tai juos iš esmės ir mokina ten demonstruoja, tai yra mapas, filteris, sortas ir reduce'as. Šitie eina 4. Nežinau, kodėl jie 4 porelė kažkokia keista. Iš paties reduce'o, šiaip tai jisai ir nėra praktiškas.
iš performanso pusės, bet, nu, tiesiog jį bando mokintis, tipo, galbūt jis kažkiek fainas. Tai čia, nežinau, aš galbūt nesutikčiau, kad jis yra fainas, bet jo principas yra, jeigu tu turi masyvą su n reikšmių, jo misija yra visas reikšmės kažkokiu principu sutraukti į vieną reikšmę. Nu tai pavyzdžiui, turime masyvą su skaičiais ir mes norime rasti sumą. Ne? Tai vat, iš visų skaičių reikia padaryti vieną skaičių. Arba jeigu ten būtų koks nors žodžių masyvas, nu tai iš visų žodžių reikia padaryti sakinį. Nu, reiškia, vienas stringas, ne, galiausiai gaunasi. Tai iš n reikšmių masyve reikia privesti kažkaip tai kažkodėl prie vienos reikšmės. Tai elementariai lygiai tą patį jūs galite pasidaryti su elementariu ciklu ir bus žymiai skaitomiau, mažų mažiausiai skaitomiau ir performanso prasme bus geriau. Tai va, sprendimas tokio better than average. Tai va, šičia, tiesą sakant, tai kas čia yra parašyta ir yra sumavimas visų masyve esančių reikšmių, būtent sumavimas. Tai idėja yra, vėlgi, tas C, tai reiškia, bus masyvas jūsų, ne, tai reiškia, masyvo metodas reduce ir tai, ką jisai priima vat, šitoje vietoje du dalykus. Tai vat, galime imti ir tiesą sakant pasižiūrėti. Const marksai. Man toks jausmas, aš tų marksų jau nežinau, kelinti metai apie tai burnoju, tiek esu prirašęs, kad man norisi pasidaryti kažkokį shortcutą, kad vat, opa ir sugeneruoja staigiai. Bet aš dar parašinėsiu kurį laiką. Dar kokius 5 metus. Tai va, kol klaviatūros išnyks ir taps telepatija visur, ne? Tai const sum marks reduce. Tai va, tai ką daro reduce'as? Tai reduce'as eina per tą patį masyvą ir jisai paiminės kiekvieną skaičių iš eilės. Nu, jeigu būtų čia neskaičiai, tai žinoma, paimtų ten kažką kitko, kas yra tame masyve, kaip vienas po kito, ne? Lygiai kaip būdavo mapas, reiškia, eina mapas per masyvą, pasiema kiekvieną narį ir jį ten kažkaip transformuoja. Filteris lygiai tą patį daro, eina per tą patį masyvą, pasiema kiekvieną narį, jį ten sako palikti ar išmest, nes sortas vienintelė tokia išimtis, nes jisai turi, tam, kad palygintų, turi paimti 2 kažkokius narius, tai ten jau pats sorto metodas parenka, reiškia, tas visas galimas kombinacijas, kurios yra prasmingos. Reduce'as irgi, reiškia, labiau kaip tas mapas ir filteris, reiškia, ima po vieną reikšmę. Tik tai skirtumas yra, kad jeigu tu nori susumuoti sumą, ne, iš visų skaičių, tau neužtenka turėti tiesiog vat, kažkurio skaičiuko vieno kaip paties iš savęs. Nes, nu, tugi skaičiuoji sumą. Ne, tai reiškia, ta suma eigoje tavo skaičiavimo, kai pasiemi pirmą ten tą 10, nu, tu turėsi tą sumą prisiminti, nes kai sekantį kartą paimsi dvejetą, maždaug tu negali vėl pradėti tipo iš naujo, ne, šviežia atmintimi. Tai reiškia, tu turi prisiminti, kad prieš tai turėjai 10 pasiėmęs. Tada, kai pasiimsi lygiai taip pat 8, tą sekantį kartą tau reikia prisiminti, kad jau buvai prisumavęs 12. Ir taip toliau, ne, jeigu pasiimsi 4, tau reikia prisiminti, kad jau prisumavai dar prieš tai 20. Tai va, tai iš tikrųjų tu ne tik, kad eini per masyvą ir pasiemi kiekvieną narį, bet tavo toje funkcijoje, kurią mes čia pasirašome, mes turime turėti kartu parametrą, kuris yra atsakingas už tuo metu renkamą atsakymą. Nu, tai mūsų kontekste būtų suma. Tai va, tai kai mes čia apsirašom tą rodiklinę funkciją, tipiniu atveju, nebūtina rodiklinė funkcija, tiesiog patogiausia, tai mes turime tą vadinamą totalą ir turime itemą. Tai reiškia, pirmas parametras, kurį tavo funkcija visą laiką gaus, tai bus tas jūsų, nu, tas accumulate, reiškia, jau suskaičiuotas rezultatas. Tai kiek jūs jau visko, ne, bendras tas atsakymas savotiškai turime. Ir tada bus tas jūsų itemas, tai reiškia, masyvo kiekvienas individualus narys. Tai klausimas yra, kai tu gausi ten tą einamųjų metu turimą galutinį rezultatą, mūsų kontekste sumą,
Ir kai tu gausi tą naują skaičių, ką su jais nori daryti tam, kad gauti visų skaičių bendrą sumą? Nu, tai tą tarpinę sumą, ne, plius aitomas. Ir viskas. Ir sekantį kartą, kai vėl kita iteracija eis, tai reiškia, vėl tu gausi tą tarpinę sumą plius naujas skaičius. Tai čia negi galim taip ir įvardinti, tas totalas, tai iš esmės tarpinė suma. O čia aš specialiai lietuviškai parašysiu. Tai va, bet štai kur dažniausiai bus klausimas ir kartais vieni nutyli, kiti ne, bet reikia turėti omeny, nes yra skirtumas. O tai kokį skaičių parenka kaip startinę poziciją savotiškai, ne kaip tą pradinę reikšmę, tarpiniai sumai. Gal jisai pradeda nuo minus 15, o gal pradeda kaip tik nuo 2024, o gal nuo 0? O kodėl nuo 0? O kodėl nepradeda nuo tuščio stringo? O kodėl tarpinė suma nėra tuščias masyvas? Pat ir klausimas yra, kokia pradinė tos tarpinės sumos yra reikšmė. Tai va tada už viso va tą, ką dabar esu pažymėjęs, ne, reiškia, reduce metodo tuose parametruose. Pirma reikšmė yra visą laiką ta logika, tai jūsų funkcija, kaip transformuojate po biškį. Kablelis ir tai reiškia, antras parametras, matosi netgi mėlynų tekstu, net tas tooltipas savotiškas, tai rašo initial value. Ir šitoje vietoje jisai netgi sako numbers, nes panašu jisai supranta, kad mes dirbame su skaičių masyvu, nu, tai turbūt ir pradinė vertė turėtų būti, aiškiai, tas skaičius, ne? Nu, tai mes pradedam nuo 0. Jeigu 0 nerašysi, tai tas reduce'as bus pakankamai protingas, kad jis ten kažką sugalvos. Bet aš rekomenduoju jums visą laiką nepamiršti tą defaultinę, tą initial value turėti, nusirodžius. Bus žymiai aiškiau ir nesuklysite bent jau. Galėsim pasižiūrėti, kodėl, kas atsitinka ir kaip paaiškinti visą šitą logiką. Nes dabartiniu atveju, kas atsitiks, jisai padarys va tokias procedūras. Tiesiog eis per masyvą ir viską susumuos. O jeigu iš tikrųjų, jisai padarys va taip. Didžiulis skirtumas. Jeigu pasižiūrėti, ką mes čia priskaičiuojame, matau, priskaičiuoja 30. Kas yra teisingas atsakymas? Štai kas būtų įdomaus, jeigu mes sugalvotume, pavyzdžiui, biškai kitokią sumą paskaičiuoti. Reiškia, čia bus suma 2 jau, ne? Antrą parametrą, tai jau tarpinę sumą čia pervadinsiu į totalą. Ir vat kas būtų, jeigu to 0 visgi būtume nenurodę, ne? Ar kažkas pasikeistų? Sakymas, ne. Vis tiek 30, ne? Bet iš tikrųjų, kas atsitiko, va taip skaičiavo. Jaučiat skirtumą? Rezultate skirtumo nėra, bet techniškai skirtumas yra. Nes visiškai kita eilė operacijų, kas buvo atlikta, ne? Tiesiog pradžia buvo nuo initial values. Tai reiškia, ką galime sufantazuoti. O kas būtų, jeigu mes būtume initial value, va šį čia nusirodė kokį 1000. Wow. Ne toj vietai. O čia vidinis kliaustė, ne? 1030. Tai va, kodėl? Nes va taip skaičiavo. Jūsų initial value plus visos likusios sumos iš masyvo ateinančios. Tai va, toks variantas. Ir su suma čia yra labai, atrodytų labai paprasta. Ir maždaug koks skirtumas ten tą turėsim, tą initial value ir neturėsim jos. Didžiulis skirtumas atsiranda, kai mes turime kitas matematinės operacijas. Tai pavyzdžiui, mes čia galim sugalvoti diff1. Ir turėsiu nenurodęs. Ir va čia mes paskaičiuosim skirtumą visą laiką. Norit paspėlioti, kokį gaus atsakymą?
kai bandys paskaičiuoti skaičių skirtumą su tokia sąlyga, kai nėra initial value nurodytas. Kaip manot, ką suskaičiuos? -10. Teisingai. Žiauriai paprasta, ne? Nes mes pasinaudojam tą pačią logiką, kai buvo šičia pavyzdys, be initial values. Tai aiškiasi, turime va šitą visą eilę operacijų, tik tai tarp jų sėdi minusas. Nu ir gaunam 10 minus 10 mane ir dar minus 10 lieka. Na viskas. Grožis. Štai dėl ko gaunasi minus 10. Bet jeigu mes būtume pasiėmę su initial value gale, ne, ir tai būtų 0, tai va tada jau sąlyga gerokai pasikeičia, nes dabar iš 0 visus skaičius atiminėjat ir gausim minus 30. Tai va, tai akivaizdžiai su minuso yra kardinalus skirtumas, aiškiasi, su ar be initial values nurodysi, ne? Lygiai taip pat yra ir kitos dalyba, daugyba, nes bus didžiulis skirtumas, ar jūs ten priekyje turėsit savo kažkokį tą pradinį skaičių, ne, iš jo ten dauginsit ar dalinsit visas likusias masyvę reikšmes, ar visgi, kaip va šičia matyti, iš esmės mes atiminėjome viską iš pirmojo masyve esančio skaičiaus, ne? Realiai, iš pirmojo darai visas likusias operacijas. Tai bus didžiulis skirtumas. Taigi taip pat su daugyba ir dalyba. Ir kitais matematiniais operatoriais, ne tais aritmetiniais operatoriais. Tai va tokia idėja. Va tokia idėja. Galim padaryti ne tik su skaičiais pavyzdį. Reiškia, pavyzdžiui, turėti kas ten dict, ne, dictionaris kažkoks tais. Sako, labas, rytas, sakau, tau. Yeah. Kažko trūksta. Lietuva. Kažkas į tą pusę. Miksas, ne? Ir dabar ką aš noriu padaryti? Aš noriu, pavyzdžiui, suskaičiuoti, kiek čia iš viso yra raidžių. Ne? Kiek yra visokių simbolių. Tai maždaug, kas čia, symbols in dictionary. Ir iškas mes einame su reduso per ten tą žodinėlį. Numa, einam spausintis, eroras, nes redusos nenurodė, neturi ten tos funkcijos, ne, ką jam daryti. Ką jisai daro? Jisai priima total ir jis šiuo atveju S, nes tai bus, nu gerai, ne S, W žodis, ne, trumpinys bus. Ir totalas ir koks yra žodis. Tai ką mes norėsim daryti? Mes norėsim prie totalo pridėti žodžio ilgį, o totalas tai prasideda nuo 0. Ir sako, suma sumavus viso 25 simboliai šitame tekste egzistuoja. Gali būti, kad yra tiesos. Gali būti. Ar tikrai? 10, 15, 18, 20, 25. True story. True story. Galėjom ir kažką kitko nuveikti, ne? Galėjom nuveikti, pavyzdžiui, first letters. Tai reiškia, vietoj to, kad mes ten sumuotume teksto ilgius, mes iš kiekvieno žodžio pasiemam pirmą simbolį. Tik šį čia, žinoma, startinė reikšmė, kadangi jau žinom, kad dirbam su tekstais, ne, tai pradėkime nuo, pavyzdžiui, tuščio teksto. Ir tada ten first letters. Va, bum. Sukalė, ne, viską. Galėjom padaryti išdaigą netyčia. First letters 2. Sakyti, kad pradinis tekstas yra pirmos raidės, dvitaškis tarpas. Bum. Tiesiog, ne, tavo initial value yra pradinis tekstas ir prie jo lipinė tiesiog visas likusias masyve esančio kiekvieno žodžio pirmas raidės.
ir tokiu būdu surediusini, supaprastini. Tai va, tas supaprastinimas, tai reiškia iš masyvo pritempti viską iki kažkokios vienos reikšmės. Tai šiuo atveju dažniausiai būtų arba prie kažkokio vieno skaičiaus privesti, arba prie kažkokio vieno stringo viską privesti. Dažniausiai, bet galima sumastyti ir kitokių pavyzdžių. Tai va, tai teoriškai šitą mes galėjome į reduce atskirai failą, sukalt. Na, ką padarys? Life is life. Reduce'as. Reduce'as. Lygiai tą patį buvo galima padaryti su elementariais ciklais. Cool. Čia irgi faina. Įdėta į kodo bloką. Iškart malonu skaityti. Taip. Įkopijuojam. Taip. Šį čia išsaugom. O tu perjung šį čia, prašyčiau, ačiū. Kodėl meta tą lentelę? Kad negali priimti atsakymą. Žiūrim. Kažkas įdomaus. Submit your solution because retired. Ok. Tiesiog šitas uždavinys jau yra, matote, retired, išėjo į pensiją. Tai tiesiog gaunasi, kad tu gali jį spręsti, bet už jį taškų negausi. Tai čia jau nelabai ką padarys. Priežastis, kodėl tas uždavinys buvo išleistas į pensiją, kas čia žino. Gal, sakykime, platformos tie kūrėjai nusprendė, kad nori biškį kelti kažkokius standartus kokybės, ir šito uždavinio galbūt, nežinau, pats uždavinys savo esmė yra ant tiek primityvus, kad net sąžinė neleidžia jo vadinti uždaviniu, pavyzdžiui. Maždaug dažniausiai galėtume tai įvardinti. Nori laikyti, kad šitas uždavinys išspręstas, tiesiog paspausk ten mygtuką ir gausi ten tuos savo 2 taškus. Come on, tai išpat net ne uždavinys čia yra. Tai, depends. Dėl kažkokių priežasčių, reiškia, jį tiesiog sako, kad nebegausi taškų. Tai čia mes jau nieko nepakeisim toje vietoje. Taip, sako, kodėl else negrąžino 0, jei nustatėme, kad skaičiuoja, jei ilgis daugiau už 1, o jei lygus 0, tai turi grąžinti 0. Ok. Pasižiūrim, kas čia vyksta. Gerai, find average. Pradžioj pasižiūrim į testą, panašu jo gaunam tiesiog elementarų masyvą, gale tikrai 1, 2, 3, 4, ten 2,5, tai aiškiai tiesiog elementariai vidurkį reikia suskaičiuoti, Sako, taip, letas sumą ir countą skaičiuoja, ok, cool, ir foras neteisingai užrašytas. Buvo ir viskas. Kas mokino taip rašyti forą? Aš nemokinau. Ar pastebėt, kas ne taip? Būtent su foru. Trūksta riestinių skliaustų. Teisingai. Nėra riestinių. O tada ir klausimas, ką jisai čia masto. Tokiu atveju. Nes tada matau, kad foras sako, ok, eisiu tai per masyvą ten galbūt ir ant kartų kažkiek tais. Tada galbūt viską čia jisai leidžia, nes tipo viena operacija būtų to ciklo viduje. Bet matosi, kad kai ifas pasileidžia, kadangi arėjaus lengvos, kai tu apskritai pradedi ciklą sukti, tai reiškia, masyvas pas tave bus netuščias. Tikrai bus netuščias. Tai reiškia, ciklas pasileidžia. Iš karto sako, ar arėjaus lengvos yra daugiau arba lygus 1, atsakymas yra taip. Tada čia bla paskaičiuoja. Ir ką ten else'as, priešingų atveju returnintų 0, bet panašu, kad nereturnina, nes else'as veiktų, jeigu sąlygo būtų netenkinta.
Bet tenkino sąlygą, tai paskaičiavo ten tą sumą, kaunto padidino ir po jo iš karto, kai IFAS baigė darbą, grąžink atsakymą, sako. Dar net nespėjo pereiti per visas masyvo reikšmės. Kodėl? Nes panašu, kad returnas yra ciklo viduje. Jisai baigė turbūt darbą anksčiau negu norėjo, ne? Problema - restinių skliaustų nebuvimas. Reikia atsargiau šitą reikalą žiūrėti. Negalima nerašyti restinių skliaustų. Tiesiog negalima. Turėtų širdį skaudėti. Štai ir atsakymas. Teisingai jos užrašius, kodas grįš į savo vietas, bus nuostabu ir manau tada labai smagiai išsispręs.